Hello. Hello. Labas. Aziz. Labas visiems. Na ką, atėjo vasara ir mes su Mateo turim atostogas. Taigi, sugalvojom važiuoti į Portugaliją. 2 savaitėm, rugpjūčio mėnesį, per pačius karščius, bandysim važiuoti į Portugaliją. Šioje kelionėje nepamatysite didžiųjų miestų, nei Lisabonos, nei Porto, nei dar kai kažkurių, nes stengiamės važiuoti pro kaimelius, pro mažus miestelius, nakvojam kempinguose, viskas gan paprastai, stengiamės pamatyti kuo daugiau to portugališko gryno gyvenimo. Kadangi Mateo dabar tik 2,5 metų, tai yra mūsų pirma vasaros kelionė, nes mama vasarą dirba dažniausiai, tai kad lieka keliauti dviese. O kaip mums sekėsi dviese, pamatysit per šitos video. Tad kviečiu žiūrėti. Pasiimkit kavos ir gero žiūrėjimo. Iki. Šiandien pradėsim savo vasaros atostogų kelionę į Portugaliją. Vyriška kelionė be mamos, Mateo ir aš. Laukiam plovyklos. Nusiplausim ir pradėsim savo pirmą dieną. Laukia daug kelio. Ilgas kelias laukia. Sustojam pirmą kartą. O, užkas, nes pusryčių nevalgė. Ten mašina stovi. Čia toks miškas kažkoks, parkingai. Ten tualetai. Tai va, nuvažiavom kažkur 105 km nuo Nicos. Dar Marselio nepasiekėm, bet jau greit. O šiandien bandysim nuvažiuoti kažkur 700 km. Manau. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ar piktas bus šitas mažas, ar ne piktas. Šiaip galutinis tikslas Portugalija. Bet ją pasieksim gal ne rytoj, o poryt. Nes kelias ilgas, tolimas. Taip kad neskubamės iš lėto. Šiandien norim pasiekti kempingą kokį nors, pernakvosim. Ir va tiek. Gerai. Eime į tualetus greit ir tęsim kelionę. Nėra ką labai laiko gaišti. Greit pietus jau. Sustojam pietų. Mamos kotletuko. Mama dirba, negali keliauti. Labai daug kamščių dabar. Kadangi šeštadienis, rugpjūtis, visi varo atostogų, tai ne kažką važiuoti. Užkasim ir judėsim toliau. Net nežinau, kiek šiandien nuvažiuosim, kiek pavyks tiek. Kokią 6 reikės ieškoti kempingo jau, nes paskui užsidaro, nebedirba, tai vėl. Tai vietų nebebus. Suradom vieną aikštelį šitoj, kur valgiam vaikam pažaisti. O, ne, Mateo. Va, kur mokam pinigus už kelius, tai įrengia dideliam plote.
Salai, stalai tokie, aikštelė, tualetai yra kažkur. Viskas iš tų pinigų, kur surenka už kelius. Nu čiuošk. Sama. Išsisakyk. Na. Dar kartą sustojam. Pasimiau mažą kavos, kruasanų, bandelių. O čia čilpinuką. Užsipylėm kūro. Pigaus. Kiek kainavo? Euras 80 gal kainavo. O jeigu važiuoji greitkelį, 2,20 €. Tai va, kainų skirtumas. Štai. Baigėsi mūsų pirmas dienos kelionė. Mes jau kempinge. O čia mūsų vieta kažkur. Reikia statyti palapinę, viską. Ką tu čia reguliuoji jau? 8 valandas, pilna darbo diena, matė, nespausk. Ir tik 500 kem 5 kilometrai. Per 8 valandas į viršų. Ne kažką, negerai, negerai. Galim sakyti, 3 valandas kamščiuose buvo. Stovėjom. Be reikalo. Nu ką padarysi, ne veltui juodasis savaitgalis šiandien. Visi prancūzai važiuoja atostogo. Eime? Va ten. Kiek čia laipsnių? 25. 25 tik šilumos. Olialia. Bus šalta. Eime, pasivaikščiosim. Vaikam pramogų pilna. Kai vaikas sėdi visą dieną mašiną, tai va, nors vakare gali įsidūkti. Ir čia, visur. Va taip atrodo mūsų palapinė. Valgyt. Stalas. Sėdim. Laukiam, kol išvirs makaronai. Kotletukai, vaisiai. Vėsoka. Bet gerai, ne karšta. Geriau vėsiau negu karšta. Išėjom pasivaikščiot, radom aikštelę, Kašės futbolo, treniruokliai ten. Sportininkas didysis, viską išbandyt nori. Kas čia? Oho, kaip tu moki. Atsargiai nenugriūk. Labas rytas. Pamiegojom. Matėjo dar viduj, sakė šalta jam. Nors lauke 17. Dabar kažkur 7 valandas. Bet sakau, reikia keltis, pavalgyti ir važiuoti toliau. Man irgi šalta, apsirengsiu. Geriam kavytę, užkandam šiek tiek. Matėjo vėl nuėjo.
atsigult, nes ten šilta, čia tai šalta jam. Nepratęs prie tokio šalčio vasarą. Pas mus tai būna, pas mus 20 būna naktį kažkur, čia 15-17. Plius dar lynoja šiek tiek, bet labai nestipriai. O naktis tokia šiaip sau buvo, labai vartėsi, matė. Aš irgi šiek tiek varčiausi. Reikės nusipirkti pagalves. Bus gal geriau miegot, patogiau, komfortabiškiau. Sustosim dabar pakeliui į parduotuvę, reikia iki pietų sustoti, nes šiandien sekmadienis. Reikia pietų dirba tik parduotuvė Prancūzijoje. Tai vat, nusipirksim pagalves. Paskui naktį šiek tiek lyjo irgi, nestipriai. Vėjas pūtė, kartais užeina gūsiais. Keli lėktuvai čia praskrydam, turbūt oro uostas kažkur yra. Nu, netoli miesto, čia netoli Toulouse miesto. Nu, paskui normaliai. Ai, dar šitie. Ten, jeigu matosi, šalia kaimynų ispanų, maži vaikai verkė naktį šiek tiek, porą kartų gal. Buvo pradėję verkti. O daugiau viskas normaliai. Visi ramiai. Balių nebuvo nieko. Visi žiūri, pradeda keltis. O mum jau reikia pakuotis ir važiuoti. Viskas, mūsų kempingas. Čia sako įdėti į dėžę įvažiavimo dalyką. Debesuota, bet nelyja. Važiuojam? Sakė, važiuojam. Ok. Reiškia, važiuojam. Iki. Ispanijoje, ką tik įvažiavom. Šiok toks kamštis. Čia ko gero reikės sumokėti mokestį kelių. Ir važiuosim pigaus kuro užsipilti, mačiau yra. Žiūrėsim kokią kainą. Rašė, kad euras šiamų už benziną. Tai va, liko mums valandą kelio kažkur iki tos degalinės ir kiek turim valandų? 1, 2 turim. Tai dar šiandien pavažiuosim. Kelis šimtus kilometrų turbūt jau. Miegojo kažkas, ne? Ok, važiuojam. Nu va, padarėm sustojimą, užsipylėm kūrą. Ką? Nem. Einam ieškoti pavalgyti kažkur. Aš tai valgiau tokią pizzą, bet Matėjo nieko nevalgė šiandien. Matėjo nieko nevalgė, tai va, tai einam ieškoti. Bet čia kiek pastebėjau visur barai. Čia reikia gerti, nevalgyti. Visi geria alų šiandien. Čia baras. Nieko neįmanoma pavalgyti pas ispanus sekmadienį.
Va, sumuštinę paėmiau paprasčiausiai ir mažą alaus. Reiks gaminti vakare kažką. Važiuosim į kempingą gaminti, valgyti. Nes taip tai čia visi geria ir geria. Bet nevalgo nieko. Nesuprantu, kaip čia taip keistai. Spaus. Nebegaliu. Tini. Matė, važiuojam kempingo ieškoti. Atvažiavom į kempingą. Čia tokia žalia vieta. Dar nieko nemačiau, jis pasivaikščiot. Labai didelis pagal popierių. Tai va, šiandien beveik 700 km ir 7 valandas, 8 beveik. Tai daug geriau nei vakar. Daug geriau nei vakar, nebuvo kamščio. Šiandien sekmadienis, gal mažiau kas važiuoja. Matėjo jau išėjo kažkur reikia gaudyti. Apžiūrim naują kempingą. Ten baseinai. Ten vaikų žaidimai. Yra restoranas. Čia mažiau nei vakar, kad buvom užsiėmimo. Nori suptis? Ui. Ai. Musia. Musia. Mūsų maža vietelė. Sako pilnas kempingas, bet va šalia tai yra laisvų vietų. Ir ten priešais laisvas. Tai kodėl jie sako, kad pilnas? Skauda? Labas rytas. Dar vienas rytas. Dar viena naktis praėjo. Ši naktis geresnė jau šiek tiek, išmiegojame ilgiau. Mažiau vartėmės jau. Arba pavargom labiau, arba pripratom jau. Bet šiaip tai šaltoka buvo, 12 laipsnių tik dabar. 12 laipsnių Ispanijai. Ir čia ne kalnai, čia šalia vandenynas. Tai vasara, rugpjūtį. Šaltoka. Ir labai drėgnas. Belen kaip drėgna matęs. Atrodo, kad lyja. Net vandens yra visur. Čia tipo padžioviau rūbus. Visi šlapi belen kokie. Visi miega dar. Nors jau po 7. Aš norėčiau 8 išvažiuoti. Nes laukia vėl 7 valandas kelio kažkur iki Portugalijos. Gerai. Einu gamint pusryčių.
pakuosimės ir važiuosim. Šalta. Susikrovėm daiktus, laukiam, atiduosim raktą ir važiuosim. Kuku. Užsukome degalinę ir šalia čia vandenynas. Tai sakau, kaip iki vandenyno neužsukti Ispanijai, kol dar esam. Aišku, vėjuota, bet nice. Bauda nuo 600 iki 6000, jeigu čia eis. Oho. Wow. Eime ten. Kaip ten eiti, ką žinote. Palauk. Vaikštam po tunelius. Vanduo. Kas čia? Seni? Vėjai? Mama. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Paskraidom su dronu, nors ir vėjas didelis. Užkandom ir keliausim, pietų metas. Kažkas miegos, kažkas vairuos. Ai. Bandysim pasiekti Portugaliją. Viskas kertams.
Važiavom vieną kempingą, tai pilnas, blin. Važiuosim, šalia kitas yra, žiūrėsim, uždarytas ar ne. O čia tai pilna mašinų, nei parkingo, nieko nėra, viskas full. Radom kempingą, bet čia vat reikia mašinas palikti. O viduje tik palapinė. Labai paprastas kempingas. Čia vat visi tualetai, dušai, kriauklės. Čia žaisti galima. Galima čia va rinktis vietą. Bet čia labai smėlis, dulka, tai nesirinkau aš. Ant žolytės mes būsim ten. Nenu. O čia kamputį mes gyvensim. Reikia šitą bardaką sutvarkyti ir pasistatyti namus. Na, va, viskas sutvarkyta per geras 20 minučių. Na, dar vidų reikės pasikloti. Pasivalgyti gal? Už kelių minučių ir pliažas yra čia. Vandenynas. Eime. Neina, nes tipo batus numauti. Tai nusimauk. Čia akmenuotas pliažas, aš galvoju smėlis. O smėlis čia. Toliau, o čia prie kranto akmenai. Nuvažiavom kokius 500 km šiandien. Visai greitai, be kamščių. Užsukom Ispaniją į tokią vietą gražią. Tai diena visai gerai praėjo. Aišku, norėjusi tą kitą kempingą, bet vietos nebuvo. Bet gerai ir šitas. Čia vienas šalia kito. Bet ramu bus, manau. Mateo bus didžiausias triukšmadorys. Kasi? Tai šiandien kaip ir tiek. Susitiksim rytoj ryte. Ėmė maudytis.